Pradžios knyga. Pradžios knyga tai yra pati pradžia Biblijos ir tai yra toliau tęsiama istorija apie Juozapą, jaunuolį Juozapą. Mes jau panagrinėjome jau per 2 susitikimus apie jį, tai nesikartosiu, bet mes toliau pažiūrėsime, kaip toliau klostėsi jo gyvenimas, kai jo broliai ėmė ir pardavė pirkliams, izmaelitams, mediniečiams, ir tie nugabeno į Egiptą ir pardavė vienam tokiam faraono pareigūnui Potifarui kaip vergą. Štai kaip susiklostė jo gyvenimas Juozapo ir mes nagrinėjom, kad tikrai nenorėtume patirti tokios skausmo, kokį jis patyrė, savi broliai jį pardavė, nors prieš tai norėjo nužudyti. Todėl, kad pavydėjo jam, kaip tėvas jį mylėjo. Todėl neskirstykite meilę savo vaikams. Vaikai tai jaučia. Gali vaikam kilti pyktis. Gali vaikam kilti barniai tarpusavyje, nes jie jaučia, kad tėvai myli juos labiau negu kitus, negu juos. Todėl neskaudykime savo vaikų. Neskirstykime. Vaikai yra vaikai. Juk pasakyta rašte, kad tėvas dangiškasis myli visus. Ir nedoriesiems taip pat leidžia saulei tekėti ir lietui lyti. Todėl mokykime iš Dievo. Štai Juozapas Egipte, toli nuo savo tėvo, tėvas galvojo, kad jo sūnus sudraskė žvėris, nes taip pamelavo jo sūnus. Kas nutiko toliau? Pradžios knyga 39 skyrius, 2 eilutė. Štai kaip skamba 2 eilutė. Kadangi viešpats buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. Egiptietis šeimininkas priskyrė jį prie savo namiškių. Taigi parašyta yra, viešpats buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. Ir tai yra parašyta pradžioje jį atgabenus į Egiptą ir pardavus į faraono pareigūnui. Pačiai pradžiai parašyta tos skyriaus, ar ne? Bet kokie yra paskutiniai žodžiai šitos skyriaus? Nes eilė įvykių numatyta yra šiame skyriuje, mes apie tai panagrinėsime, bet gale tos skyriaus, kaip išvada to prabėgusio įvykio sekos, prabėgusios tame skyriuje, štai kas pasakyta. 21 eilutė. Viešpats buvo su Juozapu. Ir dabar 23 eilutės, paskutintas sakinys. Ką tik jis darė, viešpats laimino sėkme. Tai paskutiniai šios skyriaus žodžiai. Taigi, bet tarp tų žodžių buvo eilė įvykių, nuo kurių priklausė, koks bus viešpaties vaidmuo Juozapo gyvenime. Mes pažvelgsime į šios skyriaus turinį ir pažiūrėsime, ar Juozapo gyvenime buvo atsitiktinė sėkmė, ar Dievo lydima sėkmė. Ar čia buvo pas jį gyvenimas toks sėkmingas, kaip kad išmestumėte kauliukus 2 po 6. O, tau pasisekė. Ar jie buvo iš tikrųjų apgalvota Dievo lydima sėkmė? Tai panagrinėsime. Dabar pasižiūrėkime į 2 tekstus. 39 skyrius, 5-6 eilutės. Kas čia parašyta? Nuo to laiko, kai šeimininkas padarė jį prievaizdų, tai yra prižiūrėtojų, savo namų ir viso, ką turėjo, viešpats laimino egiptiečio namus dėl Juozapo. Iš tikrųjų, viešpatės palaima lydėjo visą, ką jis turėjo ir namie ir laukuose. Pavedęs Juozapui visą, ką turėjo, turėdamas Juozapą prie savęs, jis pats nieko nebesirūpino, tik savo valgiu. O kas pasakyta apie Juozapą? O Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Mylėjai, nėra blogai sakyti komplimentus vieni kitiems. Vyrai ypatingai turėtumėte pasakyti savo moterims komplimentus. Moteris taip pat. Nepašykštėkite vyrams.
pasakyti komplimentų. Nes raštas aiškiai sako, kad Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Rašte yra nemažai vietų, kur kalbama apie žmogaus grožį. Tai jeigu rašte yra tokie žodžiai, tai turėtų būti ir mūsų žodyne kalbos žodžiai, tu gražus šiandien. Bet pagalvokime apie tą grožį truputėlį. Tai Dievo kūryba žmoguje. Tai Dievo darbas. Biblijoje atrandame šiuos personažus, kurie paminėti buvę labai gražus. Aš jums pavardysiu juos. Pirmoji, apie kurią paminėta, kad labai graži, sako, ten parašyta, jūs nesivartykite tik Biblijos, nes aš jums paminėsiu tenais daugiau kaip 10 rašto tekstų, tik tais tekstus. Sara, pradžios knygoje 12 skyriuje 11 eilutė pasakyta graži moteris. Ieva nebuvo graži. Nepasakyta apie Ievą, bet apie Sarą pasakyta. Pradžios 24 skyrius 16 eilutėje apie Rebeką parašyta, mergina buvo labai graži. Pradžios 29 skyriuje 17 eilutėje parašyta apie Rachelę, kad ji dailiai nuaugusi ir graži, lygiai taip pat kaip jos sūnus Juozapas, dailiai nuaugęs ir gražus, vadinasi, mamos grožį ir figūrą paveldėjo. Jobo knygoje 42 skyriuje spėkit, kas paminėtas gražus. Jobas. Ne. Net spėjai, ne Jobas. Bet pasakyta 42 skyriui 15 eilutė, kad visoje šalyje nebuvo gražesnių moterų kaip jo dukteris. Dukteris jau buvo gražios. Batšeba 1 Samuelio knygoje 11 skyriuje 2 eilutė pasakyta, ta moteris buvo labai graži. 1 Samuelio 16 skyrius 18 eilutė apie Dovydą pasakyta, kad buvo gražus vyras. 1 Samuelio 25 skyriui 3 eilutė pasakyta apie Abigailę, graži moteris. Antroje Samuelio knygoje 14 skyriuje 25 eilutė apie Abšalomą, Dovydo sūnų pasakyta, gražus nuo kojų pado iki viršugalvio, be jokio trūkumo. Norėčiau pamatyti, šiaip labai norėčiau pamatyti Abšalomą. Be trūkumo, nuo didžiojo nykščio nago iki pat pakaušio. Tobulas. Dar Esteros knygoje 2 skyriuje 7 eilutė pasakyta, kad Estrėja gražiai nuaugus ir dailios išvaizdos. Bet ir apie Liuciferį, kuris tapo šėtonu. Ezekėlio 28 skyriuje 12 eilutė pasakyta, jis buvo tobulo grožio. Vat štai apie jį pasakyta tobulo grožio. Abšalomas pasakyta neturėjo jokių trūkumų nuo apačios iki viršaus. Jokių trūkumų nebuvo. Bet žmogiška prasme. O štai Liuciferis buvo tobulas. Ir štai įdomus faktas toksai, kad Naujajame testamente aš bent neradau, kad kažkas būtų labai gražus iš vyrų ir moterų. Vien iš Senojo testamento. Ir štai leiskit paklausti jūsų, koks buvo Jėzus? Koks jo grožio indeksas? Ir štai Biblijoje yra 2 tekstai, kurie parodo jo grožio indeksą. Ir man labai įdomu būtų, kad mes iškeltume tos 2 tekstus. Čia, aišku, laikykite pirštą pradžios knygoje 39 skyrių, mes čia sugrįšime. Bet atsiverskime tos 2 tekstus, kur kalba apie Jėzaus išvaizdą. Izaijo 53 skyrius. Izaijo knyga, 53 skyrių atsiverskime. Kaip atrodė Jėzus? Koks jo grožio indeksas? 53 skyrius, 2 eilutė. Štai kaip kas pasakyta. 53:2. Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje. Čia kalba apie Mesiją. Kaip šaknis sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme jį, bet nepamėgome.
Kas pasakyta čia apie Jėzų? Jis nebuvo patrauklus, nebuvo nei gražus. Nu, matote, mes kaip žiūrime į paveikslus pas kai kurių žmonių namuose arba nueikite į katalikų bažnyčią ar ne. Katalikų bažnyčiai gal netokie paveikslai, bet kai būna dailininkai ten tapo knygelėse Jėzų, tai tikrai atrodo labai gražus Jėzus. Barzdelė tokia, žinot, plaukai tokie banguoti krenta. Na, jeigu tapo mėlynakis, koks europietis, tai būtinai turi būti mėlynos akis. Jeigu koksai juodaodis tapo, tai arba tapo koksai įtikėjęs hebrajas, tai jis tikrai padarys dar kumpą nosį truputėlį ir rudas akis. Čia jau kaip kas nori. Jeigu pravoslavai paišys, tai barzdelė turi būti tokia siauresnė. Jeigu tenais iš artimų rytų, barzda turi būti platesnė. Kaip atrodo? Bet nuotraukose atrodo, Jėzus visai gerai atrodo. Bet čia sako, jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Reiškia, jeigu Jėzus praeitų, tarkim, parduotuvėje, tai kažkaip netkreiptų daug kas į jį dėmesio, kaip į kokį grožio taloną. Nu, žinot, atkreiptumėte dėmesį tai, kad jis tikrai ne lietuvis būtų, o žydas, bet jeigu tarpe žydų, tai iš tikrųjų niekas nepasakytų, kad jis vertas galinėtis grožio konkurse. Ne, jis vienas toks paprastas žmogus, kaip vienas iš mūsų. Todėl, jeigu tu jautiesi negražus, negalvo, kad tai yra blogai. Tačiau tai ne vienintelis tekstas apie Jėzų, mėlyjeji. Yra dar vienas tekstas apie Jėzaus išvaizdą. Ir tai yra Psalmių knyga, 45 skyrius. Psalmių knyga, kažkur vidurys knygos, Biblijos, Psalmių knyga, atsiverskime 45 skyrių. Keturiasdešimtas skyrius ir 3 eilutė. Štai kas rašoma apie Mesiją. Tu viršyji visus vyrus savo grožių. Matot? Jeigu skaitytumėte visą psalmę, jūs pamatytumėte, kad čia eina kalba apie Mesiją. Tu viršyji visus vyrus savo grožių. Taigi Izaijo knygoje rašoma, kad jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Psalmių knygoje rašoma, tu viršyji savo grožių visus vyrus. Tai dabar man pasakykite, Jėzus savo išvaizdą gražus? Ar jisai yra tiesiog vidutinės klasės grožio, nu toksai įprastas? Elizais kalba kaip paukos, jisai buvo iš nieko, bet buvo. Ne, dar neprieėjęs prie to, kalbant apskritai. Izaijas paminėjo Mesijo išvaizdą tarp kitų žmonių, vaikštantį išorę jo. O štai psalmistas paminė Mesijo elgesio išvaizdą. Žinot, kaip sako toks posakis? Elgies kaip tikras vyras. Taigi Jėzaus elgesys viršija visus vyrus. Tokio kaip Jėzus, tokio elgesio požiūrio niekur tarp vyrų nerasite. Jėzus toks vienintelis. Taigi, tai patvirtinama, kad dangaus akivaizdoje grožio indeksas nustatomas ne pagal išorę, o pagal vidaus grožį. Jėzus gal iš išorės nebuvo gražus, bet viduje jam niekas neprilygo. Jis buvo gražiausias. Taigi pradžios knyga 39 skyrius, vėl mes grįžtame, ir čia pasakyta, kad Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Žinoma, šėtonas supranta, kokią galią turi grožis. Mėlyjeji, grožis turi galią. Ištikimiausias vyras savo žmonai net gali nukrypti savo akimis į kokią gražiai atrodančią tikrai moterį praeinant pro šalį. Bet tik nukrypt, nieko daugiau.
Taip turėtų būti. Ir čia nebus nuodėmė. Pažiūrėt, nes pasižavėti gražių kūrybos dalykų sveika. Nu, kodėl aš negaliu pasižiūrėti gražų gėlėtą krūmą, pasigrožėti to nuostabių? Jeigu čia galiu pasigrožėti gražių gėlėtų krūmų, kodėl aš negaliu pasigrožėti gražią moterimi? Nu, būna taip gyvenime. Moteris lygiai taip pat pamato tiesiog gražų vyrą. Irgi nėra nuodėminga atkreipti dėmesį, bet nedaugiau. Nes šėtonas supranta grožio galę. Jisai nori pasinaudoti tuo, kad tave patrauktų nuo Dievo kelio. Taigi Saliamonas patvirtina, kad tokios pagundos bus tol, kol žemė gyvuos. Atsiverskime Patarlių knygą 7 skyrių. Patarlių knyga 7 skyrius. Tiesiog kiti galite nesivartyti, bet pasiklausyti. Ir nuo 10 eilutės paskaitysiu. Žiūrėkit, ką jisai rašo, labai įdomiai. Saliamonas tikrai įžvalgą labai gerą turėjo. Ir štai jo žodžiai nuo 10 eilutės. Žiūriu, moteris eina jaunuolio link, išsipuošusi kaip kekšė, suktos širdies. Ji veržli ir įžuli, jos kojos namie nenustovi. Tai gatvėje, tai aikštėse ir prie kiekvienos gatvės kampo jį tyko. Pastvėrusi, bučiuoja jį ir akiplėšiškai sako jam. Kas sako? 16 eilutė. Išpuošiau savo guolį užvalkalais, spalvotomis Egipto lyno lovatėsimis, iškvėpinau savo lovą myrą, alavijų ir cinamonu, eime ir skęskime meilėje iki ryto, mėgaukimės glamonėmis. Juk mano vyro nėra namie, jis išvykęs į tolimą kelionę. Į tolimą kelionę išvykęs. Čia prieš porą dienų, kai dirbau pas vieną moterį, jinai pensinio amžiaus yra, o gal net ne pensinio, atsiprašau, jeigu jinai netyčia klausosi, atsiprašau, aš net nežinau, kiek jums metų yra, bet tik labai liūdna tai, kad jinai išsiskyrė su vyru ir tik todėl, kad jisai, kadangi furistas buvo, svečioj šaly, jisai jaunesnę kažkokią pasigavo ir su ją susiejo savo gyvenimą, nes buvo toli nuo savo žmonos. Daug moterų kenčia dėl to netekdamos savo antrų pusių, bet ir kai kurie vyrai netenka savo antrų pusių, toli išvažiuodami, dirbdami sunkiai, o grįžę mato, kad moteris buvo neištikimus. Ir čia matome, kad Saliamonas sako, ta moteris sako, mano vyro nėra namuose, ateik pas mane. Tai pavojus didžiulis yra. Ir štai kas nutiko 39 skyriuje, 7 eilutėje. Štai Potifaro, faraono pareigūno, Juozapo šeimininko žmona, sako, aš viena, vyro tai nėra namuose. Ir pasakė, sugulk su manimi, tarne. Juozapas, raštas sako, atsisakė. Tada atėjo 10 eilutė, 39 skyrius 10 eilutė. Ten pasakyta, kad Potifaro žmona meilinosi Juozapui diena iš dienos. O apie Juozapą pasakyta, kad jis nesutiko. Galiausiai 39 skyriuje, 12 eilutėje, Potifaro žmona įsikibo jo drabužį, sakydama, sugulk su manimi. Juozapas, parašyta, ištrūko ir pabėgo laukan. Saliamonas kvietė rodė, kad ta moteris kvietė jaunuolį. Tikrai ta moteris irgi buvo pasiruošusi savo miegamajame lovą. Iškvėpinusi buvo viską. Ir pasakiusi, kad mano vyro nėra. Bet Juozapo istorija parodo, kaip elgtis su nuodėme, su pagunda. Kaip pagunda tau kalba, tai tu ir atsakai. Bet kai pagunda tavęs tveria, ką Juozapas padarė? Kalbėjo? Ištrūko, pabėgo. Kai pagunda tave kalbina, tu ją ir atsakyk, kaip priklauso. Bet jeigu ne tave nori stvert, bėk nuo jos. Kodėl? Nes tu neatsilaikysi. Jeigu tu liksi kurią akimirką, tu neatsilaikysi. Tas jaunuolis, kurį kekšė pasigavo,
Jis per ilgai klausėsi ir nieko nekalbėjo, kas būtų pagal Dievo žodį. Todėl įsivedė į savo namus ir jie permiegojo. Taigi, mėlyjeji, jaunuolis pasirinko su ta kekše permiegoti, ką padarė Juozapas. Nuo jaunuolio pasirinkimo priklausys jo ateitis, brangieji. Saliamonas žinojo vieną dalyką, nes jis buvo karalius, kad kilmingos moteris slepia turėjusios lytinių santykių su savo tarnais ar kitais vaikinais iš gatvės. Jos juos nužudo ir panaikina visus galimus pėdsakus į jos kalties pusę. Taip buvo, taip darydavo ir taip jisai pasakęs yra Saliamonas, aš skaitau nuo 22 eilutės, 7 skyrius patarlių, nuo 22 iki 27. Tučtai jau jis seka paskui ją, eina kaip veršis, vedamas kersti, šuoliuoja kaip elnės pastų links, Saliamonas rašo. Kol strėlė neperverė jam vidurių, jis tarsi paukštis skubantis į kilpą ir nežinantis, kad tai kainuos jam gyvasti. Tad vaikai, paklausykite manęs ir dėkitės į širdį mano žodžius. Neleiskite savo širdžiai sukti jos keliais, nenuklyskite jos takus, nes ji pražudė daugelį, jos aukos gausios, jos namai keliasi kapą, vedantį žemyn į mirties kambarius. Taigi mes matome, kad turime bėgti nuo pagundos, kai jis tveriasi. Toks buvo Juozapas, jo atsakymas buvo tobulas tai moteriai, kai ji stvėrėsi į jo rūbą. Štai, ką jis pasakė jai. Ir tai yra Pradžios knyga, 39 skyrius, 9 eilutė. Kaipgi galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui? Jo žodžiai nuostabus iš tikrųjų yra. Kaipgi galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui? Bet jisai tai pasakė tada, kai jinai siūlėsi jam sugulti su juo. Ir kai jinai kalbėjo sugulk su manimi, tai jisai ir atsakė jai, kaip aš galėčiau taip nusidėti Dievui. Bet kai jinai stvėrės, jis jau nieko nebesakė, jisai tiesiog pabėgo, nes nebėra prasmės. Bet štai, mėlyjeji, turiu jūs nuliūdinti, bet tuo pačiu, aišku, ir pradžiuginti ateičiai. Nuliūdinti tai, kad jeigu norite būti ištikimas Dievui ir ištrūkti iš pagundos, žinokite, kad tai jums gali kainuoti labai tokį sunkų gyvenimą. Kas nutiko, kai Juozapas ištarė tos žodžius, kaip galėčiau taip nedorai pasielgti? Kas nutiko, kai jis pabėgo nuo jos? 20 eilutė, 39 skyriuje Pradžios knygoje pasakyta, kad suėmė Juozapą ir įmetė į kalėjimą. Jį pasodino į kalėjimą Potifaras, nes žmona apjuodino Juozapą, primelavo apie jį. Kad neva jis viską sugalvojo ir norėjo ją išnaudoti seksualiai. Už ištikimybę į kalėjimą. Aš norėčiau jums kai ką pasakyti, kokiamis sąlygomis nuo senovės laikų iki dabar garsėja Egipto kalėjimai. O jūs pagalvokite, ar jūs verčiau eitumėte į Egipto kalėjimą, bet išlikdami Dievo ištikimi? Ar jūs vis dėlto eitumėte su ta moterim sugulti ir išvengti Egipto kalėjimo? Taigi, Egipto kalėjimai yra perpildyti. Antisanitarinės sąlygos, trūksta patogumų pagrindiniams poreikiams. Nepakankama maisto, netinkama sveikatos priežiūra, daugelis kenčia dėl savo sveikatos problemų. Kameros prastai vėdinamos, privatumui erdvės nėra, kaliniai dalyjasi maža erdvė, žmonių teisių pažeidimai, prižiūrėtojai kankina, prievartauja, nežmoniškai elgiasi su kaliniais, taiko fizinį ir psichologinį smurtą prieš kalinius. Štai tau apdovanojimas už tai, kad tu esi ištikimas Dievui. Štai, ką šėtonas sako, tu dabar tame kalėjime esi, Juozapai, už tai, kad tu atsisakėjai.
Matai, koksai Dievas yra. Atkreipk dėmesį. Tu ištikimas Dievui ir štai tu esi kalėjime. Dievas neteisingas. Atrodo, žinokit, neteisingas. Bet taip nėra. Dievas be galo myli. Ir ta ištikimybė Juozapui kainuos sėkmę. Aš jums siūlau, kad geriau paklusti Dievui, negu sėsti į Egipto kalėjimą. Tai yra, netai pasakiau, aš jums siūlau išlikti ištikimam Dievui, negu kad pasiduoti pagundai. Geriau sėsti į kalėjimą su Dievu širdyje, negu lovoje, bet be Dievo sukekšę. O dabar suprantate, kodėl šios skyriaus pabaigoje parašyti žodžiai: viešpats buvo su Juozapu, parodė jam ištikimąją meilę. Štai kas buvo nutikę jo gyvenime tame skyriuje. Ir Dievas parodė jam meilę iki galo. Ir kaip tai jisai parodė tą meilę? Pasakyta 39 skyriuje 21 eilutėje, kad Dievas nuteikė kalėjimo viršininką maloniai elgtis su Juozapu. Bet štai čia buvo Dievo vedama sėkmė. O, kaip elgėsi kalėjimo viršininkas, niekas jo nemušė, maisto jam netrūko. Jis turėjo laisvą laiką pabūti vienas su Dievu, jam davė atsakomybių. Jis tiesiog tenais gyveno normalų gyvenimą, būdamas kalėjime. Ar tai nebuvo Dievo malonė? Bet pradžiai tas momentas jį pasodino į kalėjimą, bet tas momentas, ką tu galvosi apie Dievą, ar vis dar liksi ištikimas jam? Ir tugi nežinai, kad apie tą kalėjimo viršininką, kurį Dievas nuteiks teigiamai į Juozapo pusę. Todėl visada, ar gerose aplinkybėse, ar sunkiose aplinkybėse, būkime ištikimi Dievui, nes sėkmė tikrai lydės tave nuo Dievo ir neatsitiktinė sėkmė. Šis Egipto kalėjimas tai yra pirmą kartą Biblijoje paminėtas čia Juozapo gyvenime. Ir tai turėjo ištverti būtent jaunuolis Juozapas. Nėra situacijos, mėlėjai, kur Dievas negali būti su tavimi. Dievo šviesa nušviečia net tamsiausią Egipto kalėjimo kameros tamsą. Skyrius šitas užbaigė žodžiais: ką tik Juozapas darė, viešpats laimino sėkme. Štai kaip užsibaigė. Nori, kad būtų taip tavo gyvenime, tai būkime ištikimas, kaip Juozapas. Pasimokykime iš jo. Vienam savo tikėjimo broliui, kuris yra iš Kauno, pasakiau: sėkmės tau, broli. O jis man atsakė: sėkmės ieško pagonis. Tai, mielas broli, nori to pasakyti, pataisyti, kad sėkmė priklauso nuo tavo ištikimybės Dievui. Nuo Dievo malonės, meilės tau. Viešpats laimins tave, mane, visus kitus jų sėkme. Kaip laimino Juozapą, jei tik mylėsi Dievą visą širdimi ir bėgsi nuo nedorybės, tuomet tave lydės viešpaties sėkmė. Ir ne tik mane, ne tik tave, bet ir visus kitus. Taigi, jeigu tu išmeti kauliuką, 2 kauliukus meti ir išmeti 2 po 6, čia tiesiog tau pasisekė. Bet jei aplinkybė susiklosti neįtikėtinai sėkmingai po tavo ištikimybės jam, tai Dievas laimina tave sėkme ir žada tikrai daug gero. Taigi tu buvai Dievui ištikimas ir vėliau kažkas nutiko nemalonaus tavo gyvenime. Būk kantrus, palauk. Dievo palaiminta sėkmė tikrai ateis su kaupu pas tave. Štai, brangieji, apie tai, kokia sėkmė nuo Dievo atėjo Juozapui, mes tyrinėsime apie tai kitą kartą. Kokia ta buvo sėkmė. Tikrai įdomi Juozapo istorija ir tikrai yra ko pasimokyti. Amen.